Tikrai, kas myli save, tas turi truputėlį susipažinti su vynu. Pakankamai žalinga veikla, nes būdavo išeini iš laboratorijos, nusiplauni rankas, dar šlapiamis rankomis perbrauki per savo pėdkelnes, kojines ir jų nebelieka. Nes dabar visiems sakau, kad kas nežinote, kur stotis, stokite į chemiją. 12 metų išdirbau verslo žiniose, vyno gamyba man nebuvo svetima ir tie aprašai ir visą laiką ta tokia kelionės, ieškojimai, įdomų žmonės mane visą laiką viliojo. Labas, Klaipėda. Smagu šiandien lankytis mieste prie jūros, iš miesto prie jūros. Labas, Daiva. Labas, Reinhardai. Šiandien mes lankomės Klaipėdoje. Man be galo malonu pristatyti tauragiškę Daivą, kuri gyvena Klaipėdoje ir dirba tikrai labai fainoj vietoj. Bet apie viską mes pradėsim nuo pradžių, ne? Tai Daiva, pradėkim nuo Tauragės. Taip. Kas ir kada ir kaip? Taip. Gimiau Tauragėje, mokyklą baigiau pirmą vidurinę ir 80 metais išvykau iš Tauragės studijuoti į Vilnių. Vykau stoti į fiziką, nes turėjom labai gerą fizikos mokytoją Jukną mokykloje. Labai man sekėsi, labai mylėjau šitą mokslą. Bet kai nuvažiavau į Vilnių, apsistojau pas tetą, chemijos mokslų daktarę. Ir teta sako, vaikeli, į kokią fiziką? Reikia stoti į chemiją. O chemijos aš visiškai nemokėjau. Teta, truputėlį taip keistai pažiūrėjo į mane ir 2 mėnesius mane ruošė stojamiesiem. Sugebėjau paruošti ir įstojau aš į tą chemiją. Ir kai grįžau į Tauragę pasisakyti į mokyklą, kad aš įstojau į chemiją, tai buvo visiems labai didžiulis nustebimas, nes chemija iš tikrųjų pas mus buvo silpna ir nežinau, ar Tauragėje prieš mane ir po manęs buvo dar kada nors chemikų, nes fakultete tikrai nesutikau. Ir kiekvienais metais vis norėjau mesti tą chemiją, nes buvo labai sunku. Bet kai baigiau ir ypatingai dabar suprantu, kad tai yra vienas iš mano tokių esminių ir svarbiausių pasirinkimų ir tas atstovėjimas ir buvimas ten ir tada, nes dabar visiems sakau, kad kas nežinote, kur stotis, stokite į chemiją, kadangi pradedant tuo, kad tai, ką aš dabar darau, yra daug chemijos. Daug chemijos pramonės atsigavo Lietuvoje, tai yra kosmetikos pramonė, yra vaistų pramonė, yra lazerių daug chemijos. Taip kad tuo mano buvimas Tauragėje ir baigėsi. Mama dar buvo gyva ir 93 metais išvyko gyventi į Vilnių. Ir dabar atvažiuoja tik tai kelis kartus per metus, nes yra tėvas ir seneliai palaidoti, o visa kita jau tiesiog yra nutrūkę. Bet širdim visada esu ten. Supratau, labai faina. Tai dabar aš paskaičiau labai įdomų faktą. Aišku, dabar jisai atrodo visai kitokiom spalvom, ne, kad tu darbavaisi kažkokioj gamykloj kariniai. Taip. Sovietinėje. Taip, dar tarybiniais laikais baigiau aukštąjį mokslą ir labai norėjau pasilikti Vilniuje ir buvau labai aktyvi kaip studentė, daug dalyvaudavau, buvau kultūros skyriaus vedėja, ten pirmininkė fakulteto, universiteto veikloje kultūriniai dalyvaudavau, bet mokslams nelabai likdavo laiko, todėl pasilikimas Vilniuje jau buvo už to gerųjų brūkšnio. Gerieji arba ten ištekėjai vedę susirinko tas gerasias vietas ir mums liko karinė gamykla, tai yra Venta. Ir mūsų iš kurso gal kokie 6 mes ten patekom ir pirmą kartą gyvenime supratau, kad yra labai baisu nieko neveikti. Mėnesį laiko mes sėdėjom ant grindų ir dainavom liaudies dainas.
tiesiog tai buvo mano pirma pažintis su karinė gamykla ir su chemijos kaip specialistės, tokiu darbu. Bet po to viskas įsivažiavo ir vadovau laboratorijai chemijos ir gaminau mikroschemas. Tai buvo iš tikrųjų labai pakankamai žalinga veikla, nes būdavo išeini iš laboratorijos, nusiplauni rankas, dar šlapiamis rankomis perbrauki per savo pėdkelnes, kojines ir jų nebelieka. Ir tu supranti, kad kažkaip tai galbūt nori truputį sveikiau gyventi, ne viskas ten gerai yra. Tai va, tai truputėlį nutolau nuo chemijos, bet pridėtinė vertė viso šito mano darbo toje gamykloje buvo tai, kad aš sutikau savo žmogų, tai yra savo vyrą, o jisai klaipėdiškis ir ta jūros trauka, kurią mes turėjom abu, vienas nuo tikros jūros, aš irgi nuo jūros gimimo, tik mažesnės jūros. Tai va, tai atitekėjau į Klaipėdą ir pradėjau dirbti. Taip pat chemijos darbą, tai buvo mokslinis tyriamasis darbas, tai yra Lietuvos Mokslų akademijos matematikos ir kibernetikos instituto ekologinių problemų skyriaus inžinierė. Taip, atsiminti tokios pareigas. Taip. Tyriau vandenį, važiuodavom ekspedicijas, buvo jau paprastesnė chemija, buvo tokia priimtinesnė, bet po to gimė vaikučiai ir aš tiesiog truputėlį perėjau į mamos specialybę. Labai graži specialybė, tai taip. Už tą mamos specialybę ir pakelkim nealkoholinio vyno taurę. Taip. Gerai, dar trumpai prabėkim pro to, kad tavo karjera buvo ir verslo žiniuose, tu buvai verslo žurnalistė, rašydavai apie visokius... Rašydavau. Aš uždirbdavau pinigus. Taip, reklama buvo. Reklama. Ir ta reklaminiai dalykai tave atvedė čia į... Taip, į tą vietą, kurioje dabar esu. 12 metų išdirbau verslo žiniuose. Dirbau su daugeliu įmonių vadovų, anksčiau būdavo vadovai priiminėjame sprendimus ir pinigų išleidime, ta prasme reklamoje. Ir dabar yra jau tam tikri žmonės, kurie yra atsakingi dažniausiai įmonėse. Ir nuolat būdavo tokia rubrika kaip laisvalaikis. Ir dabar jinai yra, mano kolegos rašydavo ir labai daug rašydavo apie keliones, apie vyną, apie maistą. Ir beskaitydama tą aš kažkaip galvodavau, aš visą tai suprantu, kas rašoma ir aš giliai suprantu. Nes mes, kai studijavom, turėjom moksladraugius, kurie darydavo obuolių vyną. Turėjom tokį profesorių Daukšą, kuris gamino fantastinius vermutus. Ir aš buvau moksladraugių tarpe atsakinga už žoleles, rinkdavau žoleles ir pildavom tą obuolių vyną ant tų žolelių ir darydavom vermutus. Tai va, tai tas vyno gamyba man nebuvo svetima ir tie aprašai ir visą laiką ta tokia kelionės, ieškojimai, įdomų žmonės mane visą laiką viliojo. Ir kažkaip sugalvojau, kad norėčiau kažkaip giliau pasigilinti visą tai. Ir nuvažiavau pirkti vyno ir viena mergina kažkaip labai daug žinojo apie vyną. Ir aš sakau, iš kur tu tiek daug žinai? Jis sako, aš mokiausi somelė mokykloje. Man pasidarė įdomu, kas tai yra somelės mokykla. Susiradau internete somelė mokyklą, paskambinau ten ir kaip tik direktorė, taip pat klaipėdiškė, buvo susilaužusi koją ir jinai buvo Klaipėdoje. Sako, tada aš pas tave atšlubuosiu, mudvi pasikalbėkim. Ir jinai man viską papasakojo ir kas tai yra. Ir sakau, aš labai noriu mokytis ir ką reikia daryti. Jinai sako, atvažiuok į Vilnių. Sakau, ne, nenoriu aš į Vilnių važiuoti. Man ir kelionė, ir šiaip ir laiko gaila. Ir tada sako, surink grupę studentų ir atvažiuos dėstytojai. Ir aš surinkau 20 žmonių, tokių žingeidžių, ir atvažiavo dėstytojai. Ir aš taip susipažinau su vyno klubo savininkais. Ir pradėjom labai gražiai bendrauti, kadangi aš pažinojau labai daug verslo žmonių, aš jiems pasidariau įdomi dar iš tos pusės. Ir aš supratau, kad savo chemiko žinias aš puikiai galėsiu pritaikyti ir kad tai tikrai pėdkelnių neprarasiu čia dirbdama. Tai visą tai mielai atsisakiau prieš tai buvusios veiklos ir perėjau į tą, kuri man yra ir specialybės prasme, ir ta emocinė prasme yra labai labai priimtina. Ir jau dabar 15 metų vadovauju šitam paradui, vairuoju šitą vyno laivą Klaipėdoje. Vynas
vynas jis ne šiaip sau kaip po gėrimas toks, ne, nes tai maistas irgi labai svarbu yra prie to, Taip. ką mes valgome, ką mes vartojam. Tai, kaip tu gerai pasakei, tai yra pora. Taip. Ne? Tai yra pora ir kaip gyvenime tu ieškai poros ir santarvės, tai vynas ir maistas yra irgi pora. Taip. Tai galima truputį plačiau apie tą derinimą. Apie porą. Čia gal bus įdomu vyno gurmanams ir tie, kurie mėgsta gerą maistą, paklausyti. Apskritai, kas myli save, tas turi truputėlį susipažinti su vynu. Nes vynas tai atrodo, tai yra tiesiog gėrimas, bet tai yra didžiulis mokslas. Mes turime tą somelė mokyklą įsteigę vyno klubas, turime vyno žurnalą, organizuojam vyno dienas ir tai, kad mes, kaip mes patys 21 metai vyno klubas yra Lietuvoje, mes kai atsigrėžiam, ką mes padarėm per 21 metus, tai yra iš tikrųjų labai didžiulis darbas ir labai didžiulė edukacija. Mes pasiėmė tą edukacinę vėliavą, žygiuojam per visą Lietuvą ir ne tik Lietuvą ir mokom saikingai ir atsakingai vartoti. Esame įstoję tą Wine Moderation, tai yra atsakingo vartojimo organizacija, kuri rekomenduoja, kad tikrai ne buteliais, bet taurėmis ir vartoti kaip prieskonį prie maisto. Vynas yra prieskonis prie maisto. Ir kai atrandi tą dermę vyno ir maisto, ne tik vyno, gali būti ir kiti gėrimai, tai tu supranti, kad tavo gyvenimas toks pasidaro spalvingas ir įdomus ir kad vienos kitos taurės tikrai užtenka. Bet tai yra atrandama tik natūraliuoju būdu, tai yra ieškojimo per praktiką. Aš kaip specialistas turiu savo mylimus vynus, turiu savo mylimus vyndarius, turiu savo mylimą šalį, dievinu Italiją ir jos visą kultūrą. Bet kiekvieną kartą tu gamini ir galvoji, koks galėtų dėrėti. Būna, kad visiškai nepataikai. Būna, kad fantastiška. Tu atrandi tokias dermes, kad atrodo, tas toksai posakis, kad stogą rauna, arba žiežirbos eina iš akių ir dūmai iš ausų. Tai supranti, kad mūsų darbas, mūsų veikla, ji turi prasmę. Jinai turi tą tokį lengvą, įdomų ir smagų buvimą. Nemačiau ne vieno žmogaus, kiek tenka važiuoti į parodas, dalyvauti, kurie pereitų prie fizinės jėgos naudojimo, tie, kurie vartoja vyną. Jie visi yra linksmi, agresijos tokio. Jie visi yra linksmi, jie yra visi kalbus, jie visi yra sveiki. Jūs pasižiūrėkite, kaip Italija, Ispanija, Prancūzija, tai yra šeimos susėdimas, šeimos vakarienės, ten niekas nenusigeria, ten tiesiog yra bendravimo, tai yra bendravimo forma. Tai mes vadinam tą skystą poeziją, kur yra kuriamos eilės, kur yra dainuojamos dainos apie vyną. Tai yra tas toksai lengvas apsvaigimas, kuris yra toksai labai geras splitas, toks prancūzų, kad nuolat reikia būti girtam. Bet svaigintis galima bet kuo. Vynu, poezija ar dorybė. Gyvenimu taip. Taip, savaip. Tai tas toksai nebūtina daug jo suvartoti, kad tu jaustumėsi. Ir tiesmukai suprasti tą pasakymą. Taip. Aš mėgstu vyną, ypač mėgstu raudoną. Bet maisto derinime, aš neturiu supratimo. Ta prasme, jeigu vynas, tai reiškia sūris, tai reiškia alyvuogės, tai viskas. Aš noriu labiau pažinti. Tarkim. Nuo ko man pradėti? Aš dabar nueisiu į prekybos centrą,
kokį man vyną pirkti? Nes ar ten apskritai galima rasti vyną, nuo ko pradėti? Galima, bet tokiu atveju reikia truputėlį turėti žinių. Taip. Yra visagalis Google'as, kur tu gali, sugalvoji, kad tu kepi ten kokias nors dešreles, ar tu gamini kokį rizotą ar kažką tai. Tu susivedi, kad tu gamini rizotą ir vyno porą. Suraskite pairingas, yra tas toksai vynas ir maistas ir vynas. Tu gali tiesiog bent vyno gyveislę, jau tau pasakys, kokia dėrėtų. Tu gali nepataikyti 1, 2, 3 kartus. 5 kartą tu jau pataikysi. Tu žinosi, kad šitas tinka, netinka. Kitas dalykas yra specializuotos parduotuvės. Pas mus konsultacija nekainuoja. Ypatingai, aš turiu 3 tokias kategorijas žmonių, kur mano vyras sako, tiesiog yra švenčiau šventus. Tai yra chemikai, jeigu ateina pas mane chemikai, tai yra viskas, aš viską dedu į šalį ir bendrauju. Tai yra SSB, mano SSB bijokai. Tai yra, aš 4 metus, vienais metais važiavau kaip dalyvė karvidės betonavau, o kitais metais aš vadovavau tiesiog 30 būrių mergaičių buvau įsivežusi ir turiu labai daug ir kitų žmonių, kadangi kai buvau vadė, tai ir vadovų ta visa grupė tokia buvo smagi mūsų. Ir dar viena kategorija, tai yra tauragiškiai. Jeigu tik atvažiuoju ir pasako, kad aš iš Tauragės, tai man tiesiog viskas. Konsultacijos, patarimai ir visa kita, tai yra nemokami. Čia labai svarbu. Taip, yra labai svarbu ir tikrai važiuokit pas mane, pasitarkit, jūs man rašykit. Tiesiog internete galima susirasti mane labai laisvai, elektroninio paštos ir skambučiai yra. Už liežuvį niekas netempia. Niekas netempia. Tiesiog aš labai džiaugiuosi, jeigu žmonės domisi, jeigu jų žmonės nori. Kitas dalykas yra mūsų leidžiami vyno žurnalai, yra daug informacijos internete ir yra mūsų vyno kursai, kuriuose yra trumpieji vyno kursai, yra normalūs ilgieji vyno kursai, yra FSETas, yra Anglijos mokykla, kurią mes atstovaujam, galima mokytis juose ir tikrai sužinoti. Ir tie trumpieji vyno kursai, dabar tarp kitko irgi prasidės spalio mėnesį Klaipėdoje, atvažiuoti iš Tauragės. Ir tauragiškiai, tarp kitko, pareiškė norą mokytis. Taip, keletas iš savo žmonės sakė, atsiveš, nes tau atrodo surikiuoji į tokius stalčiukus, tai ką reikėtų kreipti dėmesį. Kaip skaityti etiketę, ką joje įskaityti toj etiketėj. Kitas dalykas yra, reikia pažinti save, tai yra pažinti savo organizmą. Ne visos vyno gyveislės, ne visi žmonės yra mūsų draugai. Taip. Tai atrasti tą vyno gyveislę, jums tiko vynas, jūs gerai jautėte sekančią dieną. Svarbiausias mūsų užduotis yra jaustis gerai sekančią dieną, kad neišbraukti iš gyvenimo ne vienos dienos. Tai patiko vynas, tiko, jūs fotografuojatės, ateinat pas mane, parašot man ir sakot, ar turi tokio vyno. Aš sakau, neturiu, bet aš turiu panašaus gamybos metodo, nes yra metodai skirtingi, yra vyno gyveislės skirtingos, aš galbūt panašią turiu, aš galbūt turiu kitų metų, bet visą laiką pažinkit save, saugokit save ir truputėlį mokytis. Truputėlį pažintis, tai yra bet kurioje srityje. Aš kaip sakau, aš nesitvarkau, nekeičiu tepalų automobilio tepalų, aš važiuoju pas specialistus ir tai daro. Aš nesitvarkau dantų, aš einu pas odontologą. Bet vyną, atrodo, mes suprantam visi ir tai turi būti, ne, jokių būdų. Tai yra irgi didžiulis mokslas pasaulyje, yra aukštosios mokyklos. Man teko dalyvauti tokiam susitikime, buvau Pietų Prancūzijoje, tokiam institutė, kuriame yra išvedamos vyno gyveislės, kuriame yra vynogių ligoninė. Kadangi mano dukra studijavo Belgijoje ir puikiai kalba prancūziškai, mes prisijungėm, vienintelė buvo sąlyga, neįleidžia uždaras institutas, bet kadangi buvo prancūzų kalba viskas ir prancūzą kalbė mano dukra, tai mes ėjom, jinai man vertėjavo, bet ten įmanoma suprasti buvo, mačiau, kaip vynogės serga, kaip jas gydo, kaip jas skiepia, kaip iš sėklytės yra išvedamos tos vynogės. Tai yra didžiulis mokslas.
Pas jūs ateini į parduotuvę ar į prekybos centrą, tu matai didžiulės eilės į vynų. Nu, kur man pradėti? Aš net nežinau, pavyzdžiui, kokį vyną aš turiu. Sausas, pusiau saldus vynas, Cabernet Sauvignon vynogės vienokios, kitokios, ten trečiokės, Italija, Ispanija, Prancūzija, Čilė galiausiai, ten dar Pietų Amerika. Galva svaigsta. Tai svaigsta galva daug kur, ne tik nueini kvepalų parduotuvėje, jinai irgi svaigsta ta galva. Taip, tai vis tiek kažkaip tai gyvenime tu turi kažkokį tai norą, matymą. Pirmiausia, tai turi jaustis gerai ir tau turi būti skanu. Aš, pavyzdžiui, dabar, kai pradėjau dirbti vyno klube, aš vartojau kitokius vynus. Ir kai tu turi daugiau žinių, tu supranti, kad tu viskas tvarkoje, yra tradicinių metodų padarytas vynas, viskas yra gerai. Jis turi savo charakterį, turi savo skonius, turi savo spalvą, savo aromatus, bet tai darosi nebeįdomu. Tu tiesiog pradedi ieškoti tų tretinių aromatų, tų tokių stiprių jausmų, kad tave sukratytų, kad tave tiesiog kažkaip tai paliktų įspūdį. Ir kai ateina žmonės ir pas mane sako, duokite man skanaus vyno. Visuomet aš paklausiu, skanaus jums, man, ar tai, ką laiko gerų vynų specialistai. Nes mes turime pas mus, yra ant daugelio etikečių tokio pasaulinio lygio, mes turime savo gurų, kuriais tikime, kaip ir kiekvienoje specialybėje mes turime savo kažkokius dievaičius. Jie pasakė, kad tas vynas yra vertas 95 balų 100 balėje sistemoje, mes ir spausdinam šitą balą. Mes labai džiaugiamės, yra žmonės, kurie irgi tai vertina. Bet tai nereiškia, kad būtinai reikia pirkti ir labai brangius vynus, kad tas vynas, jisai gali būti ir 10 ir 12 eurų kainuojantis, yra kainos ir kokybės santykis fantastinis. Jisai tiesiog irgi parodo, kad ir nelabai brangus vynas jisai gali būti geras, puikus. Bet žmogui turi būti, jeigu jam patinka saldus vynas, tai yra puiku, tai yra labai gerai. Niekuomet nereikia, kartais moteris ar ten kiti žmonės kompleksuoja, sako, man patinka saldus ir kai aš pasisakau, tai sako, tai yra blogai. Tikrai neblogai. Saldžių vynų yra ir po kelis šimtus kainuojančių. Tai man šiemet praeitais metais teko apsilankyti Bordo, kur yra gaminami brangiausi pasaulio vynai tuose ūkiuose. Ir tu supranti, kad jeigu tu pasakai, išmokite tokį pavadinimą, Šato Dikemas. Ir pasakykite, kad taip, man patinka saldieji vynai, bet tik Šato Dikemo. Ir tada suprasit, kad tas žmogus, jeigu jisai nesupranta, jisai bent pasiskaitys, kas tas yra. Ir tada pradės tave gerbti, nes tai yra patys geriausi pasaulyje saldieji vynai. Tai nėra taip, kad tai priklauso nuo nuotaikos, priklauso nuo jūsų gyvenimo būdo, priklauso nuo kažkokio liekamosios, kai buvo tradicijos šeimoje. Bent spalva kažkokia, nuotaika. Atsistoji prie lentynos ir galvoji, tikrai nenoriu raudono. Tikrai norėčiau bent balto vyno. Jau yra žingsnis link kažkokio, link pažinimo, link kažkokios siauresnės kategorijos. Po to, bent kaip ir sakiau, kad pas mus atėjęs, tai pasisakot, pavyzdžiui, ką valgysit. Dažnai aš paklausiu, o su kuo vartosite? Tai tiesiog yra netgi toks, būdavo pasakymas, kad aš su vyru. Aš sakau, aš klausiu maisto, o ne su kuo tu vartosi, nes aš klausiu su kuo. Tai yra, ar ten su draugu kažkokiu, bet tai yra irgi kompanija, irgi smagu. Vynas yra labai labai didžiulė emocija. Labai daug emocijos yra. Jeigu jūs esat kažkaip pakeliai nusiteikęs, tai visuomet norėsit kokio nors burbuliuoto vyno. Tai yra kažkokio tai šampano, ten proseko, norėsis kavos, tokio, yra šventė kokia. Jeigu truputėlį metų laikas yra koks niūresnis, yra liūdniau truputėlį, tu supranti, kad tu kepsi kažkokią mėsą. Tau nesinorės putojančio vyno. Tau norėsis tiesiog kažkokio raudono, sunkesnio, svaresnio. Tu žinai, kad pas tave į svečius ateis draugas, su kuriuo susėsite prie gilaus pokalbio. Tai norėsis galbūt taurės kalvadoso ar romo, nebūtinai vyno, galbūt kažkokio tauresnio gėrimo. Jūs rūkysite cigarą, reikia viskio. Tai aš pati nerūkau, bet labai mielai papapsiu cigarą su viskio taure. Man labai patinka. Tiesiog dūminiai viskiai, tai yra fantastika.
Galbūt, kad aš esu šiaip tvirta moteris ir Tikriausiai. žinau, ko gyvenime noriu ir kur einu. Tai va, tai yra sudėtinga, aš suprantu, atsistojęs prie lentynos, bet tai yra tik ieškojimas. Tik kažkoks tai va, pradėti nuo vienos vynuogių veislės, nuo jaunesnio vyno, kuris yra nelaikytas ąžuolo statinėse, kuris nėra senas. Jeigu jūs pasimsite, nes vynai yra 3 tokių stadijų, yra pirminė, antrinė, tretinė, yra aromatai, yra tas gamybos būdas. Kiekvienas laikymas, kuo senesnis žmogus, prakalbink senolį, tu suprasti, kad ten kalba istorija. Atidaryk seną vyną, tu suprasti, kad jį reikia išmokti skaityti. Vynas, būdamas statinėje, būdamas butelyje, įgauna išsilavinimą. Ir jeigu tu neturi išsilavinimo, tu su juo nesusišnekėsi. O tas užrašas ant etiketės, kaip yra, pavyzdžiui, yra pagaminta ir yra išpilstyta, ne? Taip. Irgi svarbu yra. Pakankamai svarbu, nes aš Ką tai visuomet... reiškia? Tai yra, pavyzdžiui, kaip mūsų Alita gamina. Daugelį vynų jie įsiveža. Ir tas toksai, šiaip labai dažnai aukščiausio lygio vyndariai pabrėžia, kad yra tik iš mūsų vynuogių ir pas mus gamintas vynas. Yra vyndariai, kurie perka daugelį metų iš tam tikro gamintojo, jeigu jie neužsiaugina tiek pat vynuogių, ir jie tai pabrėžia. Dalis yra iš ne mūsų užaugintų vynuogių. Tai va, tai jeigu tu atsiveži galbūt iš kažkokio tai tau žinomo ūkio, bet man teko nekartą matyti, brangiai vynai taip yra nedaromi. Čia yra tik tai tam tikro lygio pigesni vynai, kad tu transportuoji per visą Europą, vežiesi, nesvarbu, kad yra ir tam tikra technika pritaikyta, bet tai vis tiek yra sąlygos, kur tu atsivežęs, aš tiesiog labai atsiprašau. Aš susilaikysiu nuo šito komentaro, bet aš už tą produktą, kur užaugina vietoje. Kilmės šalis. Taip, ten, kur kilmės šalis, ir ant etiketės, kur yra rašomas ūkis, kur yra rašoma vyndario pavardė, tai yra irgi tam tikras garantas vyno kokybės. Nes šiais laikais, jeigu bus parašyta pagaminta ES arba pagaminta Vokietijoje, taip išpilstyta kažkur tai tu supranti, kad ten gali būti visko. Taip. Ir man teko, pernai irgi Graikijoje buvau pas vieną vyndarį, aš gyvenime nebuvau mačius tokios netvarkos vyniniai. Vynuogės parvežamos ir papūsios, ir su vabaliukais, ir visokio nuokumo lygio, ir su lapeliais, ir iš jų visų yra spaudžiamas vynas, iš karto jos nėra netgi plaunamos, ir pakankamai brangiai parduodamas šitas vynas. Tai tu supranti, kad būna visokių, ir kai šiemet buvome Bordo, ir tu pamatai, kad tiesiog 3 eilės žmonių rušiuoja šitas vynuogės, jos yra nuimamos nuo šakelių, jos yra patenka į spa, kurios yra masažuojamos, kurios yra prausiamos, kurios yra... Tu supranti, kad šitas vynas yra, jisai tikrai yra kokybiškas, jisai yra tikrai labai daug žmogiškojo tokio geros emocijos. Nes jeigu tu, kaip ir mėsa, sako, tu jeigu gyvulį augini vienaip ir tu suvalgai tą mėsą, tu būni koks, tu būna toks pat, koks tas gyvulys buvo. Jeigu tavo gyvulys yra, kodėl rašoma, laisvai laikomi laimingų vištų kiaušiniai. Taip, tai čia lygiai tas pats yra, su vynu yra absoliučiai tas pats. Labai gerai. Taip. Ačiū labai už įdomų ir išsamų pasakojimą. Žinau, kad mes galėtumėm dar kalbėti tikriausiai visą dieną, nesustoti, Taip. nes tai yra pažinimas, tai pirmiausia ir man pažinimas, ir man įdomu. Ir tu tikrai turi ką papasakoti iš savo patirties, iš savo žinojimo, iš savo mokslo. Ir ne tik tai iš vadovavimo vyno klubui, bet ir iš savo profesinės veiklos chemikės. Tai aš tik tai noriu dar paprašyti paskutinį tokį akcentą - linkėjimą Tauragei. Tauragei. Kadangi aš jau daugiau negu 30 metų, 38 gyvenu Klaipėdoje, pati esu tauragiškė, gimusi Tauragėje, gyvenusi Vilniuje irgi nemažai. Mano vyras yra klaipėdiškis ir paskutinius gal kokį 10 metų mano tas santykis su Tauragė jisai suaktyvėjo. Gal todėl, kad amžius, tu nori grįžtis prie šaknų, norisi kažką padaryti, atiduoti tai tam miestui gimtam. Aš tai padariau, kelis metus globojau tauragiškę neįgalią mergaitę. Aš turiu tokį labdaros fondą prie savo golfo, dar mano viena aistra yra golfas. Žaidžiu golfą jau 15 irgi metų.
truputėlį paburiuojant dar irgi, kadangi prie Klaipėdos ir gimimo nuo jūros ir gyvenanti prie jūros. Ir mano vyras, jis yra labai taikus, labai mielas, labai geras, aš jį labai myliu. Bet jisai man pradėjo pavydėti mano mažo miestelio. Mano tos santykios su tais žmonėm, kurie atvažiuoja iš to mažo miestelio, kurie atsiveža tą tikrą ir gerą emociją, tą jausmą, tą tokį vidinį stabilumą, kurio jūs negalit pamesti, nes jūs gyvenat mažame miestelį, pas jūs nėra tiek streso, pas jūs nėra to tokio judėjimo, kur tu nervuojasi, kad tu nespėsi, tu visur visada spėji. Mes pakankamai taip, neretimai, bet dažnai bendraujam su Rasa Levskytė Šerpytienė, tai ir jinai man tokia pasakė, galbūt ne į savo rate Glorijos va šitame, sako, mes nesiskambinam, mes tiesiog važiuojam vieni pas kitus, mes tiesiog ateinam. Ir tu, kad ir Klaipėda atrodo nedidelis miestas, bet aš nelabai taip turiu tokio rato, kur aš galėčiau tiesiog paimti ir ateiti. Tai aš Tauragiai noriu tauragiškiam pasakyti, kad jūs branginkite tą mažą miestelį, jūs branginkite tos santykius, jūs esate tikri, jūs esate tie perlai, tie deimantai, tokie tie inkliuzai tiek Lietuvos ir pasaulio mastu, kad jūs saugokite mūsų miestą, jūs jį puoselėkite ir kiekvienas ar atstumu, ar kažkaip tai mes siunčiam tą meilę ir tai yra didžiulė, didžiulė vertybė. Ir tu supranti, kad nereikia taškytis, kad reikia tiesiog gyventi. Tai jūsų gyvenimo kokybė, jinai yra visiškai kitokia. Ir jūs tiesiog oriai, iškeltą galvą, gyvenkite Tauragiai ir nepavydėkite didmiesčiam. Jūs tikrai esate judrus, jūs atvažiuojate į koncertus, jūs atvažiuojate į renginius, jūs atvažiuojate koncertuoti, jūs atvažiuojate pasirodyti. Jūsų teatras su Genovaite, taigi toks be galo judrus, bet jūs kuriat ir daro Tauragiai. Jums atstumas iki Tauragės teatro tai yra juokingas. Jūs ateinat pėsčiomis, jūs pamatot savo kaimyną, su juo pasisveikinat. Tai čia yra didžiulė, didžiulė vertybė ir aš linkiu neprarasti jos ir nesiekti jokio didmiesčio ar kuruoto statuso. Tiesiog turėkite tai, ką turit. Jūs turit fantastinę erdvę ir fantastinį laiką. Toks puikus palinkėjimas. Ačiū, Daiva, tau labai. Ačiū. Labai, Renaldai. Labai buvo puiku, labai buvo įdomu. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Žinotumėm. Už tos karalius. Už tos karalius. Gyvenančius Tauragiai. Gimusius Tauragiai. Pilyje.